Na, iš tikrųjų, kai aš buvau mokinys, tai aš galvojau, kad aš gyvensiu Kaune ir tik tais Kaune, nes man atrodė, kad tai yra pats gražiausias miestas. Manau, kad labai daug kas yra prasirgę šitą ligą ir manau, kad gal netgi labai faina. Manau, kad neatsirastų Lietuvoje žmogaus, kuris nepasakytų, kad krepšinis tai yra Kaunas. Su visa pagarba kitoms komandoms, manau, kad Kaunas yra krepšinio sostinė ir Žalgiris, ir vėlgi tai yra ta pati laisvė, tas pats išsikovojimas pergalių prieš visą CSKA ir viską tai yra, tai neatsiejama mūsų kaip lietuvių genofondas ir taip toliau. Tada šalia to aš pasakyčiau, kad istorijos puslapiai apie laikiną sostinę, apie Smetoną, netgi apie tai, kad dabar Adamkaus muziejus čia atidarytas. Ta prasme, vis dėlto istorijos puslapiuose Kaunas žaidžia didelį vaidmenį. Tai realiai ir kultūrinis, ir politinis tas Kaunas yra didelis, kaip sakant, brolis visai Lietuvos istorijai. Čia filmavom filmą, mes čia turėjom labai daug reikalų, nuo viešbučių iki policijos, nuo savivaldybės iki paprastų žmonių, nuo aktorių iki savanorių. Tai realiai aš galiu pasakyti, kad Kaunas iš tikrųjų, netgi lyginant su Vilnium, galiu drąsiai pasakyti, yra neišlepęs miestas. Visom prasmėm. Ir jeigu netgi gandai kalba kitaip, tai aš pasakyčiau, kad viskas, kas liečia kultūrinę plotmę, tai Kaunas yra labai neišlepintas. Tai reiškia, kad čia yra gera susitarti, yra lengva tartis, žmonės nėra priešiškai nusiteikę, jie girdi tavo prašymus, jie girdi, jeigu tu sakai, ar jūs galite čia nestatyti automobilio, jie tai išgirsta, tai nėra, kaip sakant, kažkas tokio. Ir ar tiesiog žmonės nepavargę nuo kino, ar priešingai pasilgę, ar tiesiog labai atviri dar bet kokiai naujoviai, naujam vėjui, kažkokiam naujam judesiui. Tai tiesiog automatiškai visur, kur pasisukom su filmu, mes sutikom gerą energiją. Ir tas iš tikrųjų yra toks, dar labai, kaip sakant, nepatirtas tas jausmas, arba tas nenuvalkiotas kino jausmas Kaune, buvo ta tokia erdvė, kada buvo labai smagu pajaust, kad tu gali čia daugiau nei tikėjais. Yra tokia meno rūšis ir meno erdvė kinas, kuri manau, kad gali sujungti labai skirtingus žmonės, labai skirtingus miestus, ir taip atsitiko su filmu Emilija, kada mes Vilniečiai ir kaip sakant, kiti miestiečiai sugalvojom idėją daryti apie Kauną. Ir filmuojam Kaune, filmavom Kaune, ir filmas gimsta specialiai apie Kauną. Tai realiai tie skirtingi miestai tampa tokia maža detalė, kuri paskęsta tame, kad kinas mus visus apjungia ir vienyje. Ir jeigu yra tema, tai nesvarbu nei geografija, nei atstumas. Turėjome gimstantį scenarijų su labai tokia lietuviška tema, vertybinė tema apie tuos laikmečius, apie tuos metus ir tą laiką, kada buvo, vadinkim, tos visos laisvės šauklių, toks, kaip sakant, gimimas po tokios ilgos stagnacijos, po to, kai partizanai buvo, paskui buvo stagnacija ir tada vėl pradėjo gimti tai, ką mes šiandien turim, tą laisvę, ir jinai pradėjo gimti iš tikrųjų labai didelę dalimi ir Kaune. Čia buvo didelis judėjimas ir jis yra tiesiog istoriškai svarbus, aktyvus, ir automatiškai apie tą laiką rašant scenarijų, pats scenarijus mus tiesiog atitempė į Kauną, ir šitas laikmetis su Kalantos istorija, su tuo, kas vyko dramos teatre, jis tiesiog negali niekur vykti kitur išskyrus Kaune, ir tada tiesiog natūraliai, tai kaip savaime suprantamas dalykas, filmas filmuojamas Kaune. Pastebi žmonės, jie šilti. Ir jeigu vėlgi sklanda visokie sportiniai anekdotai apie sportinę aprangą ir visą kitą, aš manau, kad tai yra toks labiau folkloras, bet visa kita žmonių erdvė, visose kitose erdvėse, kur tu sutinki žmogų, kas jis bebūtų, ar paprastas, ar pardavėjas, ar kaip mums teko kviesti labai daug savanorių, arba masuotės žmonių, kurie sutiko filmuotis, tai buvo ta tokia šiluma, kada žmonės labai daug ką gali daryti iš idėjos. Vėlgi, ar jie yra ištroškę kažkokio judesio, ar jo čia yra mažiau, ar kas, bet jeigu žmogus atėjo, tai tu jį gausi 100%. Tai tas žmonių nuoširdumas iš tikrųjų paperka. Čia gera, čia paprasta, čia žmogiška. Kaune yra žmogiška. Aš nuoširdžiai palinkėčiau Kaunui nesakyti, kad ir Kaune galima gyventi, nes tai yra savaime aišku, kad Kaune galima gyventi, reikia ne kompleksuoti, o didžiuotis.
Kaunas turi kuo didžiuotis. Čia yra gera.